15:33, čia laida Namai namučiai, aš Alvyda Bajarūnaitė, mūsų studijoje yra žinomas instruktorius kinologas, šunų veisėjas, prityręs dresuotojas, kurio augintiniai yra pelnę daug prizų tarptautinėse parodose, tai Sergejus Gračiovas. Na ir visuomet mes dabar aiškinomės, ar visuomet šuo kaltas, jeigu jis puolė žmogų, gal reikia įsiaiškinti, kaip su juo elgiasi žmogus. Tačiau kita tema yra tai, jog Seimui yra pateiktas naujas gyvūnų globos laikymo ir naudojimo įstatymo projektas, kuris skelbia, kad Lietuvos Respublikoje draudžiami koviniai šunys, kovinių pavojingų šunų mišrūnai, o su tuo, jei klausėtės pirmąją dalį, nesutinka gyvūnų globėjai. Sergejau, jūs sakėte, kad štai ta pitbull terjeras jau nuo 90 metų Lietuvoje yra uždraustas, berods ar ne, bet kad pilna tokių šunų, nepasakytum, kad labai daug, bet jų yra, tai jeigu veislė uždrausta, kodėl jų dar yra? Todėl, kad niekas netikrina. Jeigu pasižiūrėsite internete, yra tokių skelbimų, ne? Reiškia, kad yra pitbull terjerai arba jų mišrūnai. Reiškia, aš nesu prieš, kaip sakiau, tų mišrūnų. Jokių gink dieve, tas šunelis nekaltas, kas yra gimęs, nes tai yra problema šitų visų žmonių. Jūs laikykite šuniuką, kuris neturi dokumentus, būtinai turėsite jį auklėti, ne? Bet jų nedauginkite. Tiesiog nereikia dauginti, nes tuo momentu, kada žmogus leidžia savo kalytę prie patino, yra vada ir šuniukai, tiesiog niekas nėra atsakingas už jų už šitus šuniukus toliau. Ir automatiškai gaunasi taip, kad tie žmonės, kuris įgyja šuniukus, irgi taip pat ne visada. Nepasakysiu, kad kiekvienas, aišku, tai yra, visada yra individualus klausimas, netitinkam elgesį. Ir daugumą atveju, kur buvo apkandžiotų žmonių, aišku, tai buvo mišrūnai, ne, todėl, kad vis tiek kyla jiems labiausiai noras, reiškia, skandžioti, nes tai yra psichologinė problema, kuri ne vien tik dėl to, kad blogas auklėjimas buvo, o tiesiog, reiškia, jeigu šunelis yra geras, jam ir nekils minčių, norėsi, nenorėsi, vis tiek nieko neapkandžioti. Žodžiu, genetika. Genetika būtinai, tėvas, motina, protėviai ir panašiai. Vat prieš įsigyjant šuniuką, žmonės tiesiog pagalvokit stipriai. Ar aplamai jūs paskaičiuokit savo galimybės, nes nusipirkti labai paprasta, atvažiuoja, sumoki, išvažiuoja. Toliau reikia auklės. Aš tikrai jūs... Aš girdėjau, beje, kai ruošiausi šiai laidai, šnekėjau su vienu pašnekovu, kuris taip pasakė. Tai jeigu mano tėvas buvo bokso čempionas, senelė irgi bokso čempionė, arba buvo karys ir kariškė ir karo metai žudė, tai aš anūkas, kuo aš kaltas, kad jie žudė žmonės. Ar taip galima taikyti ir šunis? Iš tikrųjų, aš taip pasakysiu taip, kad žmonės nebuvo veisiami, jeigu kablelis, aišku, taip, kad pagal, reiškia, visokius tos dalykus, ne, šunys buvo veisiami, tai buvo sudarytos veislės, suprantate, tai automatiškai bent kokia veislė turi kažkokį tai polinkį. Jeigu tai yra medžioklinis šunelis, kuris medžioja šernus, reiškia, arba irgi medžioklinis šuo, kuris medžioja paukščius, tai tas, kuris medžioja paukščius, jau tas netinka, galima tai pasakyti, reiškia, tokiam darbui, kad sumedžioti, reiškia, tą patį šerną. Lygiai taip pat šuo yra, kuris išveistas. Tai yra, kas yra veislinis šuo. Iš tikrųjų, žmonės ne visi supranta, kas tai yra veislinis šuo. Veislinis šunelis yra tas, kuris turi genetiškai užtvirtintą, ne, reiškia, pagal tėvą motiną savybės. Ne patį dresūrą jisai perduoda, ne, bet polinkė, ne. Jeigu tai yra šunelis, kuris, bent koks šunelis yra plėšrūnas, ne, tai yra gyvūnas, jis turi savo charakterį, bet polinkis pas kiekvieną veislę yra savo. Nes žmonės, kurie įsigyja šuniuką, turi prieš tai pagalvoti, ar tinka ta veislė pagal jo gyvenimo būdą. Tai kaip jis atrodo, gražiai ar nuostabiai, fainas, toks superinis, man tinka, kaimynas dar turi, dar kažkokią tai žvaigždę nusipirko, ir aš irgi noriu, viskas pirksiu. O po to žmonės tiesiog vargsta dėl charakterio. Tiesiog pagal jų, reiškia, gyvenimo būdą šitas šunelis arba per lėtas, ar per greitas ir netinka. Toliau, reiškia, yra kitas variantas, kai žmonės, kurie nusipirka savo šuniuką, kurie, reiškia, nedresuoja, nebeauklėja, ne, tada vėl susidūrė tokia problema, prisitaiko prie to pačio šunio. Tai yra, reiškia, arba išeina naktį, kada nėra šunų nei žmonių, ne, ta agresija tiesiog neslopinama, neveda į dresūros aikštelės, kur reikia tą dresūrą būtinai užtvirtinti. O dresūra tai yra kas? Tai yra dominavimas iš šeimininko pusės. O jeigu šeimininkas tik vienas dominuoja, tai yra vyras dažniausiai, ne visada, bet dažniausiai vyras, kadangi jis yra stipresnis, jis dominuoja, o išvažiuoja į darbą, vedžioja, reiškia, žmona arba vaikai. Na taip, tada gaunasi tos problemos. Turbūt dar reikia pasakyti, kad šuo yra gaujos atstovas, jis turi būti visoje gaujoje.
naujoj, tai galbūt visa šeima turi lankytis tas dresūros pamokas? Žinoma. Pas mus, kai šunys atvažiuoja į pamokas arba paliekamas į šunų viešbutį, vis tiek, reiškia, kurie atvažiuoja šeimininkai, jų reikia auklėti dažniausiai. Pas man yra 70% darbas yra su šeimininkais. Taip, aš viename interviu apie jūs ir skaičiau, kad jūs sakote, dažnai 70% pamokų reikia ne šuniui, o jo šeimininkui. Mums jau skambina klausytojai, priminsiu telefonus 2331012, 2331013. Povilas iš Šilutės prisiskambino. Sveiki, ponia Povilai. Labą dieną. Labą, prašom. Prieš daug metų baigiau kinologų mokyklą Rostove prie Dono. Ir aš jums vieną pavyzdžiuką. Vienu žodžiu, kai aš išgirstu koviniai šunis. Tas kovinis šuo yra normalus kaip ir kiti šunis. Privesiu vokiečių aviganis yra vienas iš tokių geriausių šunų. Ir vaikus jis mėgsta viskas. Vaikas, kuris glostė jį, ant jo jodinėjo, prieš minutę buvo sudraskytas negyvai. O kodėl? Reikia bijoti ne kovinių, ne ko, bet tų šunų, kur maistą, kada paduodi maistą ir eina ar savininkas į visurzgę, tai šitas šuo gali apdraskyti iš karto. O buvo toks atvejis, vaikas sardelę turėjo, šuo ėdė ir nukrito tą sardelį, lenkės paimti, šuo dėjo iš karto į ranką, pasipylė kraujas, jam pasirodė, kad čia jo mėsą paim ir pradėjo tą vaiką draskyti, šilta buvo Rostove prie Dono ir sudraskė vaiko dėstytojo, kur mums dėstė, reiškia, kinologijos mokslus. Jis labai pergyvenas, žadėjau aš jį naikinti, vienu žodžiu, bet laikiau. Tokių šunų gali būti kokie 5-6%. Tai, ponia Povilai, kokia išeitis jūsų akimis? Dresūra? Reiškia taip, jeigu jau, patvirtins turbūt ir, jeigu jau jisai kokių 3-4 metų ir kada eini prie maisto ir surzgė, jo jau išauklėti nėra galimybės. Jo. Reikia saugotis. Reikia saugotis, kad vaikas ar suaugęs, o dabar paskutinis atvejis, kaulą norėjo paimti. O, ir dėjo. Pavyzdys gražiausias. Taip, bet juk galima matyti šunelį išauklėti taip, kad jisai, Iš mažens. Jo, dresiruoti siūloma ir nuo 7 mėnesių, bet jau galima, reiškia, padėję jam, paėmė, kad jis normaliai reaguotų. O toksai jau, kada jis agresyvus pasidaro, jau sunkiai jau jį perdirbti. Ačiū Jums už nuomonę, prašom, Sergejau. Aš galiu pasakyti Jums, Povilai, kad Jūs klystate. Iš tikrųjų, pagal mano praktiką yra taip, kad žmonės pas mus kreipėsi ir 4, ir 5, ir buvo atveju iš 8 ir 9 metų. Ta prasme, žmonės tiesiog kai kurie laikė, išvažiavo į užsienį, paliko, reiškia, savo giminaitėms, yra to, kurie negalės susitvarkyti su šuniu ir kreipėsi pas mane ir yra speciali programa šitiems šunims. Tai yra sunkiau. Daug sunkiau su šuniu, kuris... O, bet to ir kainuoja? Kainuoja plius minus tiek pat, tiesiog kainuoja tiesiog tas, kaip aš jau sakiau, darbas su pačio žmogaus. Jisai neteisingai elgėsi, ne, jisai tiesiog tas šuo, jau 4 metai saugo tą maistą. Problema, aišku, kilo dėl to, kad, aišku, nuo mažens nebuvo auklėma šunelis, reikia auklėti nuo kažkur, nuo 5 mėnesių jau reikia pradėti vesti aikštelę, o jeigu uždelsi, reiškia, bet dėl kokių nors kitų priežasčių, arba šunelis buvo iš prieglaudos pasiėmęs jau suaugęs, arba tiesiog nori šeimininkai išvažiavo, palieka kitiems, tiesiog reikia vaikščioti normaliai aikštelės, dresuoti, būtinai auklėti, tiesiog tai yra sunkiau. Įmanoma, žmonės tiesiog susidurs tokia problema, kai jis atsistoja šunelis ir saugo, burzgi, rodo dantis, atsiranda savaime baimė, žmogus kažką pabando, tas šuo dar įkando, automatiškai negalima migdyti. Tai yra migdyti visada galima ir paskutinė instancija, kaip sakoma, tai yra, ne, bet daug kreipiasi pas mane žmonių su tokiu problemu ir mes puikiai išauklėm. Toliau tiesiog žmonės ar elgesi atitinka pagal instrukciją ar ne. Jūratė iš Vilkaviškio turi klausimą, prašom, Jūratė. Norėjom paklausti, ar kavalartų veislės šuo kokiai rūšiai priklauso? O jūs gal tokį laikote? Norim įsigyti. Kaip atrodo, bent man papasakokit, aš nelabai žinau, kaip atrodo toks šunelis. Ilgaplaukis, toks aukštokas. Hovavartas iš tikrųjų... Į ką panašu šiek tiek?
Auksablaukį retriverį. Retriverį, jo. Ačiū, Jūratė. Jo. Tai yra šunelis vokiška veislė, iš tikrųjų labai faina veislė ir plačiai dabar naudojasi vokiečio, reiškia, ir varžybose vokiečiai naudojasi. Faina veislė, turi savo ypatumus tokias, kad jinai, jeigu šunelis, iš tikrųjų geriau gyventi tokiam šunį lauke. Voljeras, kadangi jisai turi plauką, daug krenta plaukų nuo tokio šuniuko namuose, pirmas dalykas, tokiam šuniui gyventi lauko sąlygom daug geriau, nes tvirtesnė bus ir jo sveikata. Mes nepaklausėm, kokiu tikslu Jūratė nori to šuns. Ar nori, pavyzdžiui, apsaugai namuose? O gal jinai jį laikys namuose, kuris šalia žiūrės televizorių ant kilimo susiraitęs? Toks šuo tinkamas namuose? Hovartas tinkamos yra namuose, kaip ir vokiečio vyganis, bet tiesiog sakau, jeigu nėra problema kiekvieną dieną susiurbliu visą plotą, kur gyvena šuniukas ir žmogus prasiurbt, kiekvieną dieną, mes kalbam apie, reiškia, plaukus ir smėlį, vis tiek nubyra nuo kailio, reiškia, tada taip, jisai gali. Tiesiog reikia atitinkamai pasižiūrėti irgi, kaip sakiau, tėvus gerai sužinoti, ar tikrai jie buvo dresuojami ir auklėjami ir kaip, kokių pasiekimų paroduose jie turėjo ir aplamai yra veislinis šuo gerai. Ir tikrai nusipirti veislinį ir toliau, kai įsigysit, paskėpėsit, visi veterinaras leis jau vesti į lauką, socializuokit, ta prasme, rodykit miestą, transportą, asfaltą, sąlygos, visokius žmonės ir nuo 5 mėnesių pirmin į aikštelę, dirbti, auklėti ir tiesiog gyventi. Taip, aš vis pastaruoju metu dažnai girdžiu kad šuo socializuotas arba nesocializuotas. Socializuotas, tai reikia, jog aplinkoje puikiai jaučiasi, nebijo automobilių, kitų žmonių, nepuola, nešoka. Socializuotas yra tas šuo, kuris jau matė viską, ne, ta prasme, kur jisai gyvena. Jeigu šunelis kažkur tai gyvena iki metų voljere ir nebematęs, reiškia, kitų žmonių, jisai priprato prie tokių sąlygų, kur jisai jau yra gyvena, ne, ir automatiškai, kai žmogus įsigyja tokį šuniuką virš metų ir tiesiog nuveda į miestą, tai kai pravažiuojantis mašinos kažkokias, tai garsai būna baimė atsiranda didelė, o jeigu šunelis turi polinkį kandžiotis, tai va toks šunelis dažniausiai sudaro. Prisiminiau atvejį, mano šuo labai pamatė arklį, labai išsigando. Jo, čia kitokia